su visais, kurie prie mūsų jungiasi šiai dienai. Svečiuose turiu Jūratę Latakienę. Vakar svečiavausi pas Jūratę, šiandien Jūratė jau pas mane. Labas, mieloji, smagu tave čia vėl matyti. Labas, labas. Ir man. Taip, kas Jūratės galbūt nespėjote dar pažinti, tai trumpai priminsiu, kad Jūratė yra viena iš daugelio akademijos Perkurk save alumnių, dvasinio verslo kūrėja, sertifikuota intuityvioji mentorė, Theta Healing praktikė, dirbanti ypatingai stipriai ir giliai su genų raktais. Tai tas labai džiugina ir dar tokią specifinę kryptį yra išsigryninusi, būtent padeda žmonėms, moteriams įveikti kaltės, gėdos ir visus kitus tokius sunkius, destruktyvius šešėlius su būtent šito nuostabaus įrankio genų raktų pagalba. Tai dėkingumas Jūratė už tai, ką tu darai ir džiaugiuosi, kad prisidedi prie visuotinio virsmo, visuotinių pokyčių ir žmonių sąmonės kėlimo. Ir šiandien mūsų tema yra irgi susijusi su sąmonės auginimu ir plėtimu. Būtent aš pati. Aš pati, ar tai yra, sakykime, toks jau įgalinantis kažkoks tai dalykas, naudingas ar ne dalykas, ar tai vis dėlto yra ribojanti programa. Tai šiandien šitos šiandieninės mūsų diskusijos metu bandysim su Jūrate apie tai ir išsiaiškinti. Tai dar kartelį, Jūrate, džiugu tave čia matyti. Aišku, tiem žmonėm beje, kurie čia jungiasi prie mūsų, aš tikiuosi jau prisijungė, nes aš dar nespėjau pasižiūrėti, gal tą progą pasižiūrėsiu. Jūrate, gal tu jau ir matai? Aš matau jau tavo profilyje. Taip, viskas laivas vyksta, viskas vyksta. liuks. Ir mums pavyksta. Ir jau matau, ir žmonės jungiasi, tai nuostabu. Tai, kas jungiatės, taip pat kviečiam dalintis ir savo įžvalgomis, ir savo klausimais. Mes taip pat juos reaguosime, atsakysime ir išsiaiškinsime, tai kaip ten yra su tuo aš pats arba aš pati. Ar tu, Jūrate, turėjai šitą įsitikinimą? Taip, Žaneta, turėjau ir jisai giliai buvo įsišaknyjęs, kad aš viską galiu pati. Bet tavo dėka ir galbūt iš tikrųjų tų visokių iššūkių ar ne gyvenime pasitaikius, kuriuos tiesiog ar ne patiriu gyvenime ir patyriau, įsitikinau, kad tikrai aš pati esu tik tai atsakinga už savo mintis, kokias mintis aš renkuosi ir kokius ar ne veiksmus darau ir kokius jausmus ten išgeneruoju, kokiom vibracijom aš vibruoju. Tai tik tai aš pati renkuosi tai, bet ir tokių dalykų, kur tikrai negali pats viens įveikti tokių iššūkių. Bet tai gal po to vėliau. Pasidalinsi galbūt asmeninę kažkokią tai patirtimą, ne? Taip, tai gal aš tada tokią kaip ir įžangėlę, kaip sakoma, užvedimui tiesiog pasidalinsiu savo įžvalgom, savo nuomonę, ar ne? Nes pati irgi labai ilgai, beje, gyvenau šitoj programai aš pati ir man atrodė, kad tai yra, taip, taigi žinoma, tai čia visi mokymai yra apie tai, visas dvasingumas ypatingai apie tai, ar ne, ir kaip jau čia žinoma, kad aš pati viską galiu. Ir paskui ateina toks suvokimas, o kaip tada yra, ar ne, jeigu žmonės galėtų patys, tai nebūtų netgi poreikio turėti tiek daug visokių coachų, mentorių, psichologų, sąmoningumo ten visokių mokytojų, nežinau, rebeferių, mindfulness, yoga, reiki, theta healingai, žodžiu, ten kokios astrologijos, numerologijos, n, ką mes žinom, daugybė, ar ne? Ir jo labiau dar plus, kiek yra tos informacijos nemokamos, ar ne, už kur iš vis net, bet kada gali, kaip sakoma, prisijungti ir klausyti kažkokių tai mokymų, podcastų, knygas kažkokias skaityti ir taip toliau. Ir vis tiek daugybė žmonių gyvena užstrigę, ar ne? Daugybė žmonių vis tiek gyvena nelaimingi, kažkuo tai nepatenkinti, kažkas jų gyvenime nesiseka ir panašiai. Tai akivaizdu iš viso to, kad pats tu negali, kad ir ką tau
kalbėtų per tavo ten tos, kad ir nemokamus mokymus ar ne, ar knygos, ar dar kažkur, ar tie patys mentoriai, jogai, reikia mokytojai ar kažkas beįtikinėtų, vis tiek yra dalykų, kurių mes negalime patys. Tai vat natūraliai kyla klausimas, tai kaip čia yra, ar ne, kodėl va taip yra ir kodėl mokoma vienaip, o gyvenimas tarsi rodo visai kitus dalykus. Tai va, tai kai man atėjo šitie suvokimai, kad vis dėlto yra kažkas daugiau po to, nu, kas akivaizdu, kaip sakant, užmėsiu iškart aiškumui, kad kalba eina, žinoma, kaip ir visame kame apie sąmonės būsenas, tai natūralu, kad tuomet jau atsiranda tam tikri vėlgi augimo etapai, tarpsniai ar ne, kuomet mes neturim reikalingos sąmonės tam aš pati įgyvendinti ar įkūnyti. Tai va, tai kai man atėjo šitie suvokimai, aišku, aš pradėjau vėlgi eiti į žmonės ir drąsiai apie tai kalbėti, nes pradžioje irgi buvo tokie, žinai, nu tai gal yra jau tokių kaip aš, ką aš čia dar viena, žinai, tokia kažkokia, bet kita vertus, einant laikui suvokiau, kad tokių kaip aš vis dėlto nėra. ir būtent dirbančių intuityviai, mentoriaujančių intuityviai, ar ne, ir tą patį dvasinį verslą, kūrenčių ir padedančių kitiem kurti intuityviai. Ir aišku, iš žinojimo tam tikro, kuris jau yra susiformavęs, ir beje, tai yra kito ligmens irgi sąmonės dalykai, tai natūralu, kad, na, man pačiai mano kelioniai prireikė taip pat ne vieno mentoriaus, ir tik tai tuomet pas mane prasidėjo proveržiai, kada aš leidau savo priimti šitą suvokimą, kad, nu, vis dėlto pati, kad ir kokia tu faina, miela Žaneta, bet negali. Ir va, čia tokia trumpai mano kelionė, sakykime, ar ne, ir kuomet aš pradėjau dirbti su mentoriais ir dabar, aišku, dar iki šiol mano mentoriai JAV dabar yra, tai bet čia visiškai nesmė, svarbiausia, kad vėlgi grįžtu prie to paties. Yra dalykų, kur pats arba pati negali. Tai va, galbūt tu gali pasidalinti savo irgi istoriją, kur tu jautei, kad kur tu gali, kur tu negali, arba kokie irgi kažkokie paklydimai buvo tavo pačios mąstyme. Taip, iš tikrųjų, kaip tu ir paminėjai, jeigu tu nori pereiti į kitą kažkokį lygį, ar ne, kai tu esi jau tame aš pati užsisukusi ir tikrai ten aš pati galiu, tai tas aš pati neišveda į aukštesnį tą tokį vat, ir sąmonės, ne lygį, ir į platesnį suvokimą. Kaip aš galėčiau paprastai vardinti, aš pati, man tarsi, žinai, vat, aš pati galiu sukti savo virtuvėje. O vat jau didesnėje virtuvėje ar ten restorane, jau aš pati viena nebegaliu. Viskas. Ir va čia tada man atėjo toks suvokimas, nu arba tu nori likti toj savo virtuvėje ir suktis ten, arba tu tiesiog eini į platesnius vandenis, ne, ir į tą. Bet čia tik kaip pavyzdys, tikrai aš į restoranus neplauksiu, nors ir Žaneta visada klausdavo, tik tu mėgsti gaminti, tau patinka, tu čia pyragus, tortus, vaišinį kepi. Ne, man iš tikrųjų patinka, bet vat, vidinis tas toks sielo šauksmas ir buvo ir yra visai kitur. Ir taigi 10 metų, galima sakyti, 10 metų aš dirbau tinkliniam marketinge, ar ne, ir padėjau moterims keisti mitybos įpročius, nes man to reikėjo pradžiai, nes tikrai mitybos įpročiai buvo ir mitybos kultūra buvo tiesiog iš šeimos, ar ne, iš praeities visai netokia, kokios aš norėjau ir kokia būtų tiesiog buvusi tarnaujanti mano sveikatai, ar ne, ir tam mano jau kitokiam tam gyvenimui. Bet įvaldžius iš tikrųjų tos mitybos įpročius, neįsivaldo kiti dalykai. Bet ir čia tada reikia visai kitokių vedlių, visai kitokių mokytojų, ar ne, kad ir ne vien tik tai fizinis kūnas aš esu, ir kai kas daugiau, ir aš noriu tiesiog savo pasitarnauti visai kitokiais tais įrankiais. Ir kai aš pati pradėjau, ta prasme, praktikuoti va tuos reiki ir dar iš anksčiau, ar ne, ir aš tą visą energijas, pojūčius tiesiog jutau, kaip tu gali savo padėti.
vienu metu buvo kaip atstumta į šoną. Tas toks irgi nebuvo to gal tokio mokytojo vedlio, kuris tiesiog tave vestų, žinai, toks platesnį suvokimą, platesnį paaiškinimus, kaip tai viską gali padėti ir savo, ne tik tai savo, kad ir kitiems šalia. Kai aš tiesiog visai protų nesuvokiamais kažkokiais tai kalbėsi su žmogum ir tu tiesiog jauti, kad jam reikia ne to, o visai kito. Ir tiesiog ir paduoda mane tokia žinia arba tiesiog energijos toks rautas. Ir aš netgi išsigasdavau ir aš nežinodavau, ką su tuo daryti. Būdavo ir tokių momentų ir tokia kildavo, žinai, tokia abejonė, ar čia rimtai, čia, žinai, gali taip pavykti. Ir va čia šitoje vietoje iš tikrųjų atsirado ir Žaneta, kaip mentorė, ne? Nes ir kylant visoje ir to žemės vibracijom, ar ne, einant to evoliucijos laikotarpiu, daug manyje pačioje, kaip struktūroje, ne viskas keitėsi ir aš tikrai nežinau, ką su tuo daryti. Nes būdavo tikrai tokių momentų, kai tu verki labai, ar ne, ir per daug, ir tiesiog krenti į liūdesį, į ką ir tu paminėjai tas destrukcinės būsenas, arba tu esi euforijoje, tiesiog tokioj čia linksma, čia laiminga, čia, žinai, vieną dieną jau čia gali kalnus nuversti, kitą dieną tu tiesiog esi viskas, tu esi kaip lavonas, tu guli lovai, tu nežinai, ką daryti. Ir tai tiesiog mane labai draskė iš vidaus, tiek iš vidaus, tiek emociniai visą, ne? Taip, ir emociniai tie kalneliai. Ir būdavo visokiausių meditacijų, praktikų, čia ta mityba lengvesnė, geresnė, subalansuotesnė, bet kas tau darosi, ten vitaminų krūvos, nervų sistemai raminti, tvarkyti, harmonizuoti, eteriniai aliejai, visko visuma, liktai šiek tiek ten tokie kaip, sakyčiau, trupinėliai, tokie trupiniukai, žinai, bet vis tiek jie tiesiog man, nes ko tu tiki, tas ir veikia. Šiaip, ką tu kalbi, tai iš principo tai yra visi tie dalykai, kurie yra išoriniai, nes mes projektuojam atseit, kad čia man išorę pakeisiu kažkokį tai maistą į vidų dedamą, čia tuos eterinius ar dar ką nors, ar ne. Va tas išorinis kažkoks objektas pakeis mane, kai iš tikrųjų suvokiam, kad nieks iš išorės mūsų pakeisti negali, tik mes patys iš savo vidaus, ar ne. Tai va aš iš to, ką girdžiu, aš suprantu, kad tu kaip ir daugelis beje eina per tos išorinius dalykus ir nesupranta, kad tikrai dalyką, ką reikia tvarkyti, sakykime, ar ne, tai yra save visų pirma iš vidaus. Ir va čia ta dėlionės antra dalis, ar ne, kuri tavo pačios ieškojimas atsirado. Ir va tada, kai tu jau, tiesiog ateina toks disbalansas, kad, nei tas man nebepadeda, ta prasme, ir ten kyla visokiausių kitokių dar iššūkių. Ir aš tai viską dabar priimu kaip grinai va tokias patirtis, kurios aš turėjau praeiti, kad va dabar galėčiau pasidalinti su klientais ir su pasauliu tuo, kaip tu ir kažkada konsultacijoje man ir tiesiog pabrėžiai, kad tavo aukščiausioji sąmonė yra sudariusi tavim sutartį. Ir man tie žodžiai tiesiog tiek įstrigo gerai. Aš nieko nesutarinėjau, jokių sutarčių, žinai, tas toks protas pradeda ten makaluotis ir aiškinti. Bet realiai tai taip, nes aš taigi pati noriu visai kitaip gyventi, bet aš neturiu įpročių, įgūdžių ir kad tai būtų kasdien. Žinai, tokia, kaip tu gebėtum ten tas savo emocijas kasdien pakreipti tą linkmę, kur reikia, ar ne? Nes oi, kiek tų dienų būdavo ir kiek visokiausių tų būdavo, kai tu pabundi ir nežinai, iš vis be jokios priežasties, tiesiog tu atsibundi, liūdesy. Tu esi liūdesy ir va tokioj destruktyvioj būsenoj. Ir aš dabar suprantu todėl, kad iš tikrųjų taip dauguma atėjusių moterų jaučiasi, bet nežino, ką su tuo daryti, kaip ir aš nežinojau. Bet ačiū Dievui, kad man tiesiog buvo tokių vidinių resursų vis tiek nusimti tą karūną, tos aš pati, žinai, ir reikia prašyti pagalbos. Ne kad man išorė reikia tvarkytis, man reikia tvarkytis vidų, man reikia tvarkytis visą tą savo instrumentą vidinį,
o ne išorinį ten, žinai, išorę. Biški pasidažysiu lūpas, ar čia išsiplausiu galvą, pasidažysiu plaukus, čia, žinai, pasirodys kokia aš fain, užsidėsi tą heiką, beiką, kaip tu ten vadini tą, ir heiką, ir varau, žinai, arba į Facebook, arba iš vis į miestą, į gatvę. Ne, mano ten vidus tiesiog verkia. Ir iš to tokio buvo vienu metu netgi tokių gyvenime iššūkių labai stiprių, kur tiesiog aš iš to nežinojau, ką bedaryti, aš griebiausi iš tikrųjų, nors buvau jau pati va tuos išorinius ir alkoholį tiesiog iš savo, ar ne, įpročių patraukusi ir maistas tas toks, va, kur, nu, ale, nesveikas. Po to aš jį pradėjau legalizuoti visą pamažu, nes, nu, tikrai būdavau jau, oi, aš būdavau iš tikrųjų šeimoje kaip tas, kaip čia vadinti tą pavadinimus užstrigo. Žinai, tas, kur atein gestapas toksai. Ta galim, to negalim, to reik, to nereik, čia tas sveika, nesveika, čia padėt, čia nepadėt, žinai. Nes, nu, tikrai aš tokia buvau, nes aš pati jaučiausi, pavyzdžiui, mytybą pakeitus geriau, alkoholio atsisakius vartoti geriau. Vienu metu iš tikrųjų ir fanatiškai tą alkoholį visiems netgi rekomendavau, kad tai ir nesveika, kad tai ir iš vis darkimas ten ir santykių, ir sveikatos, ir visko. Mečiau rūkyti, nors iš tikrųjų labai daug metų parūkydavau ir rūkydavau, ne taip gausiai, bet vis tiek tai buvo priklausomybė. Ir faktas tas, kai tu tiesiog kažką išimi, ne iš tų išorinių, tu kažką turi dėti. Bet tų geresnių jausmų, tų džiugesnių, žinai, tokių dienų nepasidarė. Ir dar daugiau tu didini tą disbalansą tokį, žinai, čia nei to, nei to, nei to. Ir vidus tiesiog... Įtampų dar daugiau atsiranda. Dar daugiau įtampų. Tai buvo relakso tam tikra priemonė, ne, kažkokia, tai jau relaksą iš tavęs atėmė. Viską, absoliučiai, visus, kaip ir visi, žinai, ir įvardin. Čia jeigu aš negaliu skaniai pavalgyti, tai kam begyventi. Jeigu aš negaliu ten vyno atsigerti, ar ten brendžio taurės atsigerti, tai kam begyventi. Jeigu negaliu cigaretės parūkyti, tai kam begyventi. Nu, žodžiu, tokie visokie, žinot, iš išorės. Visus mano malonumus, nes taip gyveno ir mūsų giminė, ir visa šeima, ir tai ir programavimas tiesiog toksai natūralus. Nu, taip, ir va čia vėl išorinis dalykas, per išorę, vidaus nesusitvarkom, o išoriškai kažką nukertų, kažką ar ne, užplėšti. Vėlgi netikslingas ėjimas. Nu, įdomu daros, tai kaip toliau. Nu, tai va, ir mano ten tas tiesiog va ta siela verkia, ir aš nesuprantu, ką man reikia daryti. Aš nesuprantu, aš galvoju, jau čia tiek, nors tik dedu pastangų, įsivaizduoju, čia ir sulieknėjau, ir čia tokia jau visa šventoji geruolė, nebevartoju alkoholio, nerūkau, čia, žinai, Jėzau, dar savo veikloj ten padedu moterims, rodau pavyzdį, bet mane viduj tiesiog įtampa begalinė. Turi skaičiuoti kiekvienos numestus kilogramus, ne, jeigu grįžtant prie mano veiklos. Ir man iš tos įtampos tiesiog pradėjo, nu, nebeskanu, žinai, kaip būtų nebeskanu, nes nebeįdomu, nes, nu, tikrai ne tai yra. Ir žiūriu, kad ir viena klientė ateina ten po kelių mėnesių atgal priaugusi svorio, ir kita klientė, ir aš galvoju kažkame čia ir kitame esmė, tik ir man pačiai pradėjo iš tikrųjų jisai stovėti vietoj, bet iš tos įtampos susikūrė dar tiesiog santykios įtampą, ne, su vyru, su vaikais, su aplinkiniais, aš tiesiog, nu, aš nemoku pasakyti, tarsi aš gyvenau kaip ne savo gyvenimą, žinai, kaip vat, tu įlipai kažkieno batus ir eini visai ne savo, šitais batais, ne savo rūbais, tu darai iš autopilotų kažkokius tai veiksmus išorinius, o vidus tavo verkia. Jokio pasitenkinimo, jokio malonumo, tą, kad tu darai ten kažkur tai 9 ar 8, nes man jau iš tikrųjų šiaip buvo 10 metų, bet man kokius 2 metus viskas ten, ta prasme, nuverkė. Kažkaip ne taip, kažkas ne taip turi būti, nu ne taip. Ir aš suprantu, kodėl, nes, nu, tiesiog ne taip ir te turi būti, nes man reikėjo sutvarkyti vidų, pirmiausiai galvą, kaip tu ir sakai, ar ne, nors ir anksčiau sakydavo, viskas prasidėt galvoj, bet, nu, viską numesdavai, ai, ne, čia išorė susitvarkysi, viskas bus gerai. Nu, ir iš to tokio, vat, vidinio streso
kaip aš dabar labai puikiai suprantu, todėl kad į genų raktus tiesiog negilindamas, aš dar kitą sistemą, human design pasigilinau ir genų raktai tie ir vieną kitą papildanti, kaip kuriasi vidinis stresas, kai tu neišreiški savo tiesiog pašaukimo, savo tų talentų į pasaulį, kaip kuriasi vidinis stresas. Tai, žinok, man buvo toks atradimas, aš ten apsiverkiau tą informaciją radus, nes aš tikrai, vat, ką randu tokio naujo ir man, kai tai ir toks, žinai, atradimas, aš visada, man visas tiesiog siela tokia iš džiaugsmo apsiverkia, o po to toks džiaugsmas, kaip fainai, gal, kad nors dabar aš radau tą informaciją. Bet čia aš radau aš pati. Nu, bet ir vėl, ką su tuo daryti? Tai nieks nepalengvėja, kad tu randi tą informaciją. Vis tiek reikia tas savo talentus ar neišnešti. Ir prieš tai jau, nežinau, kiek metų aš buvau pradėjus parūkyti vėl. Vat raminti tą vidinį stresą. Parūkydavau ir iš tikrųjų man, ale ten, žinai, išoriškai kažkas nusiramindavo, bet realiai tai protas suvokia, kad čia nieko tu nenusiraminai. Tai patampa įpročiu. Patampa įpročiu taip pat kaip vat, viena priklausomybė dengtų kitą, žinai, maistas, arba nėra maisto, tada ir cigaretės. Nėra maisto, nėra cigarečių, tada yra alkoholis, arba vaistai, nu, žodžiu, visokiausiai, kai dabar prisimenu ir tiesiog moteris, kai ateidavo. Bet aš iš tikrųjų neslėpiau, kad ten slėpti, bet ir į gatvę neįdavau, žinai, ten su tom cigaretėm. Aš tiesiog parūkydavau, ale man taip atrodydavo, kad aš nusiramindavau ir dar atsimenu vienoje konsultacijoje, kai tau sakiau, žinai, aš pradedu save sabotažuoti, parūkiusi, žinai, kad kodėl aš čia, ta prasme, einu tokia jau visą sveikuolį, einu ten parūkyti, žinai, tokia visa šventoji. Bet realiai tai aš negebu su emocijom susitvarkyti. Su savo vidum, va, aš neišreiškiu savo tų visų dovanų ir talentų ir nepasidalinu su pasauliu. Aš jas slopinu. Ir nesvarbu, kaip kas slopina. Kaip čia mane dabar visi pasmerks, nepasmerks, žinai. O pažiūrėkim pirmiausiai nuo savęs. Aš pradėjau nuo savęs ir man dabar, žinok, ir antiek lengva, antiek paprasta kalbėti, nors prieš pat laivą, sakiau, Žanetai, kažkokią truputį jaučiu įtampėlę tokią. Vat nežinau kodėl, bet žinau, todėl, kad man reikės išsirengti nuogai, nes visi, va tie, kurie galvoja, aš pats, aš pati, išeisit iš kažkokių priklausomybių, iš kažkokių agregorų ir nesvarbu, kokie jie ten yra. Ar ten ir maistas, ar ten ir vaistai, ar ten ir alkoholis, ar cigaretės, ar narkotikai, ar kažkokia tai kompanija, bendruomenė, tai ta pati tiesiog tokia priklausomybė, ar ne nuo kažko, bet jeigu jūs galvojate, kad jūs išeisit vieni patys, ta programa aš pati, tikrai patvirtinu, kad ne. Nes bandžiau aš visai, bandžiau aš medituoti, bandžiau aš įtikinėti, bandžiau aš, ko aš tik nebandžiau. Bet vieną dieną, tai Žanet rekomendavo perskaityti knygą, man trenkė kaip žaibas. Ir tą knygą tikiuosi, kad dauguma žino, tai ir iš tikrųjų, kaip pergudrauti tą velnę, ar ne, Napoleono Hilo. Aš žinokit, gavau. Ypač tie, kurie pripratę ten plaukti pasroviui. Tai vat trenkė man kaip žaibas, kaip viskas, nuo ko prasideda ir nuo ko priklauso. Vis tiek priklauso, bet kokia atveju, kad aš renkuosi. Ar ne? Ar vat plaukti pasroviui gyvenime ir tapti abejingu. Ir man, kai aš perskaičiau tą pastraipą, kur ten, kad cigaretės blokuoja mąstymą. Viešpatie galvoju, aš tiek metų dedu tiek pastangų. Aš ir mąstau. Ir, ta prasme, blaiviai gyvenu. Ir aš vis tiek, žinai, tai būna, pavyzdžiui, 2-3 dienas, ne, tai čia savaitgalis, gal čia, žinai, vat, liūdesys, čia mažiau judesio, čia, žinai, tipo, atsipalaiduos, kaip, vat, vieniems to reikia, man tiesiog būdavo kaip atsipalaidavimo kažkokia forma, žinai. Bet
vat ta mane pradėjo graužti, dar daugiau išlindo ta gėda ir vat savęs tas sabotažas. Ir aš galvoju, ne, viskas. Stop, reikia tam padaryti galą, nes tikrai, kad aš noriu. Tiesiog tai buvo mano sprendimas, bet mano sprendimas pačiai, kai nepavyko, aš tiesiog prašiau savo mentorės pagalbos. Ir aš nežinau. Ir negaliu pasakyti, kas ten vyko. Ir kaip ten vyko. Svarbu, kad įvyko. Jo, tik tai esu labai dėkinga. Ir dabar žinau, kad tikrai aš pati to būčiau neįveikus. Oi, ačiū Jūratė už tą visą pasidalinimą. Iš tikrųjų, tai patirtis galingos ir, žinoma, kiekvienam savas. Šiuo atveju dabar iš to trumpai, kaip sakoma, prabėgsiu tokius akcentus, ką aš išgirdau tavo pasipasakojimuose, ar ne, kadangi vis tiek kalbam apie tai, kiek, sakykime, šitas aš pati arba aš pats programa yra naudinga mums, o kiek yra žalinga, sakykime taip, ar ne, arba riboja mus. Tai iš tavo irgi tų kalbų galim suvokti, ar ne, kad taip, mes patys galime labai daugą, bet iš esmės galime tik tai ten, kur mes jaučiamės stiprūs ir taip. Ir va čia yra tas pagrindinis raktas. Jeigu tu esi tame stiprus, čia yra tavo stiprybės, tai taip tu tikrai gali. Ir mes šito tikrai neneigiame. O ten, kur silpnybės, va ten būtina kreiptis kažkokios tai pagalbos, ieškoti kažkokios pagalbos ir negyventi iliuzijų, kad aš pati, nes silpnybėse pati arba pats nepadarom nieko. Kaip kartoju, ne Münchhausenai esam, kad patys save iš kupros, kaip sakoma, ištrauktume iš ten pelkių ar neliūnų kažkokių. Tai va, tai labai paprastai sueina į tai, kur mes stiprus, ten aš pati labai galinga jėga, be galo galinga, aš pati einu su šitą jėgą ir visas jūs irgi taip pat inspiruoju būtent šitam ėjimui, šitam suvokimui. Taip, čia mūsų galia, čia mūsų jėga, čia mūsų dvasinės dovanos. Taip, 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 mes einam su šita galia pirmyn. Bet ten, kur yra silpnybės, nereikia kentėti. Nereikia kankintis ir įsivaizduoti, kad, aš jau čia kaip nors vis tiek kažkada nevyksta šitie dalykai taip. Jo labiau, kad mes iš tiesų nesam tokie jau labai nušvitę, kad ir 10, 20 ar 30 metų sąmoningume, taip vadinamam, ar ne. Ir vis tiek yra dalykų, kur mes esame silpni, ar ne. Jo labiau, kad gyvenimas yra toks, kad parodo mums, kuriuose vietose mes tas silpnybės dar neišgyvendinę esam, ar ne. Tai va, kam kankintis, kam gyventi iliuzijoje. Einam, ieškom pagalbos ir aišku visada, kaip sakoma, kai mokinys pasirengęs, atsiranda ir mokytojas, ar ne. Ir atsiranda žmonės, kurie jau praėjo šituos kelius, bet Jūratės patirtis rodo irgi. Ir daugybė kitų, kurie turi jau savyje tą transformaciją realią padarė ir kur jau čia pasidaro jų stiprybės. Nes būtent stiprybės kada atsiranda. Ne tada, kada mes vengiam ir ten kažkaip net neužklystam, stengiamės neužkabinti, bet ten, kur iš tiesų įneriam į tai ir iš ten išneriam su visiškai kita jėga ir jau, kaip sakau, stiprybė, ar ne, savyje. Bet tada mes iš tiesų esam patys stipriausi. Tai labai džiaugiuosi, Jūratė, aišku, tos visos patirtys nėra pačios maloniausios, kas be ko, aišku, ir mano, ir gyvenime, ir tavo, ir kiekvieno iš mūsų, bet visa tai iš tiesų labai reikalingos, naudingos ir mus auginančios patirtys, kas leidžia, aišku, padėti augti ir kitiems, kurie šalia mūsų. Tai mes savo ritmu, savo informaciją, savom patirtim taip pat dalinomės savose rateliuose. Jūratė, gal tu gali dar pagarsinti, kur tave galima rasti ir kur tave galima kviesti, įkreiptis į tave, kviesti. Jo, žinoma, galima rašyti asmeniškai, po tavo laivų pasidalinsiu nuorodą į grupę. Tai yra savęs pažinimas per esybės žemėlapį, su kuriuo mane Žaneta ir supažindino. Ir jeigu aš būčiau jo netyrinėjus, aš gal būčiau netgi ta prasme, net neatsivėrus tam tokiam, žinai, kaip ir pasakojau, tiesiog aš ieškojau, tu vis tiek aš tiesiog žinau, kad aš turiu kitaip gyventi.
Dažnai, kai dabar atein, pavyzdžiui, klientė ir sako, nu, man viskas ir gerai, bet tu žinau, dar gali būti geriau. Ir man ir viskas gerai dabar. Tai žinau, kad dar gali būti geriau. Ir visada gali būti dar geriau, kol tu tiesiog neužsidedi tų rožinių akinių, žinai, kad man viskas gerai. Arba, vat, Bet vien tai, kad, atsiprašau, tarpiuosi, bet jau vien tai, kad ateina kažko tai ieškodami, jau faktas, kad kažkas negerai, nes net nedaitų iki mūsų, ar ne, nedaitų iki šitos informacijos, jeigu jie neieškotų, arba bent jau, kaip sakoma, iš vidaus nebūtų kažkoks kvietimas eiti gilintis į kažkokius kitus dalykus. Taip, kad jeigu atsiranda pas mus gyvenime kažkokie tai žmonės, jie nebereikalo atsiranda. Taip, kad jo, vadinasi, tikrai tikslingi šitie dalykai ir belieka reaguoti į tai, priimti galimybės, o ne nuo jų trauktis, bėgti ir vėl užsidėjus, kaip sakai, gražiai karūną, aš pati jo, įsivaizduoti, jau čia va, taip ir nugyvensiu. Nebus. taip, nebus ir iš tikrųjų nei ta karūna man gelbėjo, nei tie mano, atsiprašant, kiti įsitikinimai ir kažkokie tai vat, išoriniai pakeisti veiksmai, tai ir giluminiai dalykai. Ir vat, genų raktai iš tikrųjų leidžia tiesiog labai lengvai, paprastai pamatyti tos savo iššūkius ir blokus, kokius tiesiog tu esi atsinešęs jau su savo prigimtim. Ir aišku, ne tik tai iššūkius ir blokus mes atsinešam nuostabias dovanas ir talentus, kurių dėka, vat, jeigu tu jau pasiruošęs esi, žinai, va, toks atviras, skaidrus, nepaisant, kad kartais, vat, ir čia reik, nu, nereik, nieks manęs nevertė, iš tikrųjų aš pati norėjau ir eiti į tą pokalbį, nieks manęs neverčia niekur. Mane netgi kitą kartą artimieji ir sako, mama, tu ne per daug eini ten į Facebooką ir viešai kalbi ir daliniesi. Kam tiesiog nepatinka, nesiklausys ir nepalies, bet kam tai skauda, aš manau, tai bus labai naudinga, nes kiek ateina moterų, tiek ir arba su vienokiom priklausomybėm, arba su kitokiom. Ir nereik toli žiūrėti mūsų pačių giminėse, ne toj ankstesniai kartoj, visi vienokių ar kitokių, ar ten mama, ar tėtis, ar močiutė, ar senelis tiesiog negebėjo susitvarkyti su tuo stresu ir su tom emocijom. Ir va taip jie tiesiog malšinosi, slopino, gelbėjosi. Ir tai nėra kažkokia diagnozė ar kito žodis. Nu, kažkas iškoja, kad negalim išeiti, ne? Jo, kad vat, nėra ta prasme nuosprendis. Tai nėra nuosprendis gyvenimo. Nesvarbu, vat visiems ir savo aš visada kartojau, kad tiesiog tai nėra nuosprendis, jeigu mano giminiai buvo ten su priklausomybėm, ar ten mirė nuo jų, kad aš negaliu kitaip gyventi ir tapti tuo, ko aš noriu. Aš galiu. Tik tai vat aš priimu sprendimą. Ir nesvarbu, aš tiesiog buvau priimu sprendimą ir nepaisant tiek, kiek reikės, tiek. Bet aš eisiu ir tiesiog ar ne, vat, gyvensiu blaiviai ir išeidinėsiu iš visų priklausomybių. Bet nu, kelias toks. Ačiū, kad nors 51 metų tiesiog aš esu iš tų visų pančių, iš giltinių išsilaisvinusi. Ir tada vat, galiu savo pavyzdžių tiesiog ar ne pasakyti, kad vienam pačiam tikrai ne, kas turi tokių iliuzijų. Ir genų raktuose. Tai tiesiog atsispindi ir pamatyti, galite pasidarę ir patys, o transformacinėse dirbtuvėse mes su jais dirbam tiesiog labai tiek individualiai, tiek grupėje ir tiesiog pamažu, išsilaisvini iš tų žemų tokių vibracijų, iš to nuosprendžio, ale ten susikurto, kad aš esu jau tokia ir nebegaliu tapti, būti savimi. Ir tai iš tikrųjų visai kitokia kokybė pačiam kaip žmogui, tai ir visatiniai būtybei ir tiesiog tavo artimiesiems visai kitokia. Nes tu tada nebeturi ko slėpti, nebeturi ko ten slopinti. Tiesiog kalbiesi ir tą, ką jauti, tą, ką... Smagu, gerai, tavęs matosi, kaip sakoma, iš tavęs eina visą tai, ką tu kalbi. Ir čia turim irgi iš klausytojų
ir pasisveikinimų, ir padėkojimų, ir sako, Vilma sako, ir mano patirtis rodo, kad reikia pagalbos, man irgi reikėjo, kad atsimerkčiau ir suprasčiau, ką turiu susikūrusi. Tai vienas iš geriausių sprendimų, labai malonu. Margarita irgi sako, gyvenime dietiniai, kažkaip gyvenimai pasodina žmogų į kalėjimą. Jo, atradimų pasaulis platus, kokie pažįstami jausmai ir būsenos, visur kelrodė žvaigždė, Žanetutė, Jūratėlė, čia Margaritas, malonu, džiaugiamės. Ir stipru įkvepia, ačiū už pasidalinimus, dėkoju Jūratė už atvirumą ir nuoširdų pasidalinimą, linkėjimai nuo Birutės. Aš žinai, tu skaitai dabar tuos visus parašymus ir pasidalinimus, ačiū visoms. Aš turiu telefoną irgi pasidėjus, čia po truputį kartais akį užmetu. Bet čia visai nesenai, man atrodo, kaip nesenai pirmadienį mes turim Zoom susitikimus ir kaip tik, ir išėjo pokalbis, kad aš turiu mentorę, aš tiesiog viskas, kas man aišku, kokie iškyla ar ten emociniai kažkokie dalykai, ar kiti klausimai, nedvasinio verslo, tiesiog manifestavimo. Aš kreipiuosi ir visada turiu, pas ką paklausti. Tai, žinai, sako, bet man tavo mentorė, sako, atrodo labai griežta. Sakau, taigi, o tai kaip, tai nori eiti pas tokį mokytoją ar mentorių, kuris tave ten glostytų, žinai, gerai, bet tai čia paverk, padėjuok, į transformaciją kitaip neišeisi. Jeigu nebus to tokio, žinai, išmintingos tos tokios meilės. Ir jautrumo, ir griežtumo, ir visko absoliučiai, taigi reikia gyvenime. Jo, ir čia, žinai, dar vienas momentas, kaip žmonės per kokius filtrus į mus žiūri. Jeigu žiūri per šitą filtrą, tai aišku, mes taip ir atrodom. Jeigu žiūri per kitą filtrą, tai mane vieni vadina labai žemiška ir ten jau labai tokia tvirta, rimta ir taip toliau, ar ne griežta, galbūt kaip tai vardini. O kiti sako, iš vis nukreizėjusi. Tai vėl, kurie pusę mane mato, žinai. Esam nukreizėjusios ir iš vis, aš pavyzdžiui, vakar dar pasidalinsiu tą progą, žinok. Buvom susitikę su giminėm, tai ir Facebook'e dalinausi nuotrauks ten iš tėvelio pusės ir susitiktam. Nesvarbu, kad ten manęs užklausė, sako, tai tu žiūri, vis užsiimi tuo, kas madinga, kaip suprasti, žinai. Ai, po to man dašilo, nes madinga buvo lieknėti, tik prižiūrėti ir ne savo išorę, o dabar madinga tipo sirgti ir depresiją ir turėti mentorių arba psichologą, tipo asmeninį, žinai. Gerai, tegu bus taip madinga. Čia ne mes tas madas diktuojame, mes tik tai atliepiam madas, jeigu jau tai mados ar ne. Ir labai džiugu. Ir kuo daugiau, tuo geriau. Ir aišku, nebūtų poreikis, nebūtų ir tiek, sakykime, tos pasiūlos ar ne, paprasčiausi elementai. Vadinasi, iš tikrųjų poreikis auga, nes žmonės pagaliau iš tiesų, kaip sakoma, atsibunda, o negyvena iliuzijų, kad viskas gerai, gražu ir, kaip sakėme, fake šypsenėlės. Aš pati programa. Ir aš jo. Tai kai suvokia, kad patys net ir šventraščiuose rašom, ar ne, ten, kur 2, 3 ir daugiau, ten vyksta visi pokyčiai, visos transformacijos galingosios ir natūralu, ar ne, nes daugybės dalykų mes tiesiog nepajėgus pamatyti, ne tik, kad pakeisti, ar ne, vien suvokti mes nepajėgus vieni, tai dėl to reikalingi tie žmonės, to pagalba šalia, mentoriai šalia ir labai džiugu, kad tu eini šituo keliu ir aš beje tuo pačiu pakviesiu dar ir tuos, kurie pasirengę taip pat eiti šituo keliu ir galbūt reikia taip pat, kaip sakoma, jau šitam naujam suvokime pagalbos iš šalies, tai kaip tik 16-17 dienomis rengiu 2 dienų nemokamą projektą intuityviosios mentorystės, dvasinio verslo link norintiems eiti. Ten praplėsim savo sąmonę, aiškumą įsivesim, kas ir kaip, kokios ten tos programos, sakykime, trukdo mum ir kaip iš jų išsivaduoti, kaip gyventi ir atliekant tai, ką mes įvardėjom, savo misiją, savo pašaukimą ir gausoje, laimėje, džiaugsme, iš tiesų be šypsenėlių užklijuotų fake.
Tai kągi, dėkui Juratėlė, smagu su tavim kaip visada, galėčiau plepėti ir plepėti, bet ačiū visiems žmonėms, labai ačiū, kurie dar mūsų klausotės. Ir jeigu dar kils kažkam ateityje vėliau žiūrint kažkokių klausimų ar ne, tai be abejo, kreipkitės arba po Zoom rašykit, po tais laivais tiksliau rašykit, arba tiesiai į Juratę, arba į mane kreipkitės žiūrint kokiu klausimu, nes tikrai rekomenduoju Juratę. Tikrai žinau jau daug metų šitą moterį, tai yra dirbanti ne tik tai, sakykime, techniškai, bet ir intuityviai, o tai yra svarbiausia, todėl kad kai viskas, kaip sakoma, holistiškai, tai tada iš tiesų viskas vyksta greičiau. Žinai, dar šiandien tu dabar tą, kad paminėjai, aš prisiminiau, man šįryt aš turėjau konsultaciją su savo viena mergaitė, nu, moterį. Sako, žinai, aš nežinau, ką tu man padarėjai. Sako, aš visai nebesikonfliktuoju su mama. Ir aš galvoju, o ką aš padariau, aš nieko nedariau, bet po to mes ten atkasim, kai mes turėjome asmeninį konsultaciją tose dirbtuvėse ir mėnesį kartą. Sako, jo, sako, žinok, mes susikirdavom tik įėjus pro duris. Sako, dabar nieko, sako. Nu, ten vyko. Vat tie tokie nepaaiškinami dalykai, ką tu su manim, tiesiog kas su manim ar nevyko. Va tie tokie vyksta tiesiog. Labai fainai. Todėl, kad mes, kaip ir sakau, darom energetinį konteinerį tam procesui įvykti ir tai nereiškia, kad tik tai pokalbio metu viskas vyksta, tai vyksta tiesiog įgoji viso proceso. Tai kviečiu tuos procesus, džiaugiuosi, kad buvai kartu ir esi kartu ir keliaujam į visus pokyčius ir vedam dar ir kitus drauge, tiek, žinoma, kurie pasirengia. Tai dėkime ir sėkmės visiems. Ate, iki kitų kartų.